Labas, tai aš esu Viktorija ir šiandieną šiek tiek aprodysiu savo darbo vietą, savo ir mano vairuotojo darbo vietą. Darbo objektas – motociklas, išskirtinė sporto šaka, nes kaip matote yra vairuotojo vieta, yra priekaba, tai aš esu priekabistė. Tai ne per sunku merginai. Kaip mano vairuotoja sako, sunku yra visiems. Tai jeigu tu visą tai myli, ką darai, va tarkim mano atveju aš myliu motokrosą, aš myliu tai, ką aš darau. Ir tai nors ir būna sunku, niekada nebus per sunku. Todėl, kad tu pats nusistatai tą ribą, kur yra per sunku. Tėtis pastebėjo, kad aš buvau labai aktyvi, visada norėjau sportuoti, visada norėjau kažką veikti, visada, pilna veiksmo. Tiksliai net nežinau, ar jie pasitarė su mama, ar tėtis pats kažkaip nusprendė, kad galbūt man vertėtų pabandyti važiuoti motokrose. Manau, kad tokiu atveju galvojo, kad aš šiek tiek apsiraminsiu, būsiu ramesnė, bet nežinau, ar tai padėjo. Kokie yra stereotipai mano sporte, tai kad moteris negali prilygti vyrui, galbūt taip galima pasakyti. Kiekvienas mes esame skirtingas, kiekvienas mes turime pliusų, kiekvienas turime minusų. Nesvarbu, ar tu vyras ar moteris, jeigu mes nesame paskutiniai, jeigu mes aplenkėme, tarkime, kitas komandas, kuriuose realiai visur vyrauja vyrai, tai mes esame, lygus. Kaip mano vairuotoja sako, nesvarbu, ar tu moteris, ar tu esi vyras, jeigu tu esi priekabai, tu esi mano priekabininkas. Jeigu esi sportininkas, nebūtinai vyrų sporto šakoje ar moterų, jau tu turi būti kovingas. Ir nesvarbu, ar tu vyras ar moteris, tu turi turėti tą kovingumą, tą užsispyrimą. Esu avinas pagal zodiaką ir esu iš tikrųjų labai užsispyrusi. Tai man tas gal kaip tik pastumėjo į priekį daryti ir įrodyti, kad čia nėra tiesiog moteris, čia tiesiog lygiavertis konkurentas. Jeigu įstengiame būti prizuose arba įstengiame važiuoti lygiaverčiai su vyrais, aš manau, kad tai yra pakankamas įrodymas, kad moteris gali, iš tikrųjų. Tikrai moteris gali. Ką pasakyčiau savo 10-metei? Savo pasakyčiau, kad daryk tai, ką nori daryti. Lengva niekada nebus. Tikėk savimi. Ir mėgaukis tuo, ką darai. Paprasčiausiai. Ir būk tvirta ir žinok, kad tavo mintyse, kad tavo galvoje ribų nėra. Ir žinokit, kad viską jūs galit, jei tik tai labai to norit.